Esame Maltos Gozo saloje, pačioj svarbiausiai šitos antros Maltos salos vietoje, tai Tapinų šventovė, kurios istoriją jūs jau girdėjote. Tai XIX amžiaus pabaigoje, kai modernus pasaulis logiškai mąstydamas nusprendė, kad čia toj Maltoj ir tai bažnyčių yra 365, kiek žinau, ir dar kam tos laukuose koplytėlės reikalingos, kuriuose vietiniai gyventojai melsdavosi. Mes, būdami šiuolaikiški žmonės, suprantam, per daug čia tos religijos. Netgi save dažnai pristatom, taip aš esu katalikas, bet jau gink Dieve, aš tikrai nesu tas, kuris ten kiekvieną kartą vaikšto, ten, taip kaip tos davatkėlės, ane? Ir mes tarsi tokį kaip filtrą užsidam, kad esu normalus. Aš esu tikintis, bet ne iki tokio lygio, kad čia dabar po kiekvieną koplytėlę dabar čia vaikščiočiau ir kad ant kiekvieno kaimo būtų po kryžių ar kiekvienoj sankryžiui kaip Kretingoj degtų šviečiantis kryžius, ne? Tai mes savotiškai gėdijamės, tai būtų galima taip sakyti, tuo tarpu, nesam girdėję, kad kur nors pasaulyje žmonės gėdytųsi, kad jisai pažįsta kokią nors įžymę žvaigždę. Ta, kuri, pasaulyje ten daug kas nori būti ir drauguose pas tą žvaigždę, pas tą įžymybę. Bet kaip mes prieinam prie viešpaties Jėzaus Kristaus tikėjimo, o šiuo atveju Dievo motina, tai, tik tai nepagalvokit, kad aš čia toks, truputį ne visai su mano galvelė viskas vietoj. Ir pasaulyje nieko naujo. Ypatingai žinome, kad XIX amžiaus pabaiga irgi pasižymėjo to tokiu brutaliu modernizmu. Tai visa, kas buvo tikėjimas, tiesiog buvo buldozerių stumiama į šonus. Priminsiu, kad dar nebuvo netgi tų visų socialistinių revoliucijų. Mes kalbam XIX amžiaus pabaiga. Katalikiškos šalis, ta pati Italija, Prancūzija, esame Maltoje. Malta apskritai dar prieš gerą dešimtmetį, kiek atsimenu, buvo vadinama katalikų bažnyčios rojus. Jeigu norite ramiai gyventi, melstis, čia nėra kažkokių tai kitokių, mes sakom, ideologijų, tu ramiai gali savo vaikus patikėti į bet kurią mokyklą ir tu žinai, kad iš mokyklos vaikas sugrįžęs nepasakys, kad jisai dabar nusprendė būti kitos gimties, nes tėvelį apsiriko. Tai čia būtų galima daug tokių dalykų rasti, bet šiandien esame šitoje vietoje, kur Dievo motina, jinai pasakė, kaip tas maltietiškas žodis? Eija. Priminsiu, kad labai artimas mūsų žodeliui eiti. Taigi, sako, ateik pas mane. Žmogus paprastas, mama, žmona, dukra, jinai kažkam tai, jos vardas tos moters yra Karmela Grima. Jinai išgirdusi tokį kvietimą išsigąsta, bet Dievo motina nebūtų mama, jinai moka pasakyti, kad tu nebijotum. Ir kuom šita vieta yra ypatinga, kad žmonės ją taip ir vadina. Vieta, kur maldos išklausomos akimirksniu. Jeigu mes žinome, kad, ir klasika tokia rodo, kad jeigu tu pasimeldai, tai sako, Dievo laikas, ne mūsų laikas, reikia truputį palaukti, o mes žinome, kad šventajame rašte, kaip ten rašo, sako, pas Dievą viena diena kaip 1000 metų, 1000 metų kaip viena diena, tai kai viešpats sako, palauk valandėlę, tai reiškia, suprantat. O šituo atveju Dievo motina visada yra toji, kuri tą laiką sumažina. Mes turime Kanos vestuvėse, kad irgi Jėzus sakė,
savo mamai ir taip oficialiai sako, moterie, dar netėjo mano laikas čia tuos stebuklus daryti. Ir Marija tik tai primena, sako, mėlyjeji, darykite viską, ką tik jis jums lieps. Nu ir paskui mato, kad Jėzus vėl ta mama kišasi jo reikalus, bet negali atsakyti mamai. Ir tada jisai duoda tuos nurodymus, ten pilkite į molinius ąsočius vandenį, neškite prie stalo ir va tame procese įvyksta stebuklai. Prie ko aš dabar vedu? Mes šiandien klausėmės Evangeliją pagal Joną 17 skyrius 1-11 eilutė ir ten buvo sakoma, kad Jėzus pakėlęs akis į dangų, jisai tėvui pristato savo nugyventą gyvenimą. Čia Jonas 17 skyrių užrašo paskutinės vakarienės metu pokalbį. Tai reiškia, jis jau kitą dieną bus nukryžiuotas. Čia yra išvakarės. Ir kaip nuostabiai Jėzus čia mums visiems sako, aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Noriu, kad dabar kiekvienas iš savęs irgi pareikalautumėt, sakykime, paklaustumėt, nebijotumėt šito klausimo. Rytoj mano iškeliavimo iš šio pasaulio diena. Kaip Viešpats tą dalyką pasims, čia jo yra jo planuose, ne mus tai žinoti, bet ar aš galėčiau pasakyti, kad pašlovinau tave žemėje, nes nuveikiau tuos darbus, kuriuos man davėjai nuveikti. Jūsų tarpe yra mamos, yra tėčiai, yra vaikai, sūnūs, dukros. Esam kiekvienas pagal savo pašaukimą pakviesti nuveikti tuos darbus. Klausimas, kaip sekasi? Ir pagrindinė mūsų visų kaip krikščionių, kaip katalikų užduotis yra kokia? Būtent paskelbti apie dangaus tėvą. Mūsų netgi tikslas, kada organizuojam piligriminės kelionės, nėra paskelbti apie švenčiausią mergelę Mariją ir kad pasaulyje yra tokia tapinų Dievo motinos šventovė, kurie žmonės ateina, pasimeldė ir iškart įvyksta stebuklai, malda išklausimo. Net tokia mūsų užduotis. Mūsų visų užduotis paskelbti džiugią naujieną, Evangeliją, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė iš savo meilės savo viengimį sūnų Jėzų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Kitas personažas Maltoje, tai jau apaštalas Paulius, mes žinome, jo dėka Malta tapo krikščioniška ir katalikiška. Taigi iš apaštalų darbų 20 skyriaus 17-27 eilutės irgi kalba, kad apaštalas Paulius jis jau keliauja link Jeruzalės, keliauja į finalą savo gyvenimo ir ką jisai sako, žiūrėkite, kad sako, svarbiausia, aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebūsiu kaltas, jei kas pražus. Aš jums nieko nenutilėjau ir paskelbiau visus Dievo nutarimus. Jis atkartoja Jėzaus žodžius štai pagal mūsų Evangelijos Jono 17 skyrių, kad aš jiems viską paskelbiau. Ką tai reiškia, mėlyjeji? Tai reiškia, kad ką galėjo padaryti Dievas per bažnyčią, per mūsų kunigus, per jūsų mamas, tėvelius, katechetus, jau padarė. Turi minty informacijos pilna. Prispausdinta Biblijų, kokiu tik norit. Įvairių spalvų visokiems poreikiams, su paveiksliukais, be paveiksliukų, reiškia filmo formai, radio, kokiu tik norit. Apie Dievą, jeigu sakytumėt, o aš nežinojau, meluoji. Dievas leido, kad atsirastų internetas, Dievas leido, kad atsirastų Marijos radija, kad atsirastų įvairios televizijos, sako, neįsisuksi. Aš leidžiu, ne žmonė, bet aš Dievas leidžiu jums pasidžiaugti jūsų išmaniais daikčiukais, jums leido netgi susikurtos telefonus. Tik naudokit pagal paskirtį. Suprantat? Mes viskas. Esam dabar va tokioj situacijai, kad tie, kurie esam atsakingi už tą žinią,
galime pasakyti tikrai drąsiai, taip, aš nieko jums nenutylėjau, paskelbiu visus Dievo nutarimus. Ir belieka tik mums asmeniškai dabar pasakyti ne tai, ką ten tu perskaitęs pacitavai, bet savo gyvenimu, kiek tu paliudė. Čia jau skiriasi. Čia jau aš nežinau, aš dar nedrįščiau pasakyti, ar tikrai jums brangus piligrimai, broliai, seseris, iškilmingai ir galėčiau pareikšti, jog nebūsiu kaltas, jei kas iš jūsų pražus, nes dar trūksta truputį laiko. Jūs su manim dar reikia kartu tiek nenuėjot gyvenimo, kad galėtumėt įsitikinti, kad tai, ką mes su kunigu Dovydu kalbame, mūsų gyvenimai, jūs taip galit pamatyti mūsų gyvenimuose. Truputį trūksta laiko. Mes stengiamės, bet negaliu pasigirti nei vieną evangelinę čia dorybę, kadangi visose dorybėse esu negeriausias mokinys. Mūsų tikslas paprašyti toliau dabar Dievo motinos malonės, kad ateitų toji diena, gal net šiandien, kad gyvenimo pabaigoje drąsiai galėtumėt pasakyti savo mylimam žmogui, ar tai būtų šeimos narys, ar tai jūsų vaikai, tiems taip pat žmonėm, kurie buvo jums patikėti, jeigu esat mokytojai, kad pareiškiu iškilmingai, tikrai stengiausi, padariau, ką galėjau. Dabar jūsų momentas, kaip sakė šventas Pranciškus Asyžietis, broliai, aš savo dalį atlikau. Ką turite daryti jūs, te pamoko Jis Kristus. Amen.